Pirmą kartą. Šiaip čia reikia išsipasakoti dabar. Taip, aš esu Irena. Dabar atvykom su vyru Zigmantu iš Priekulės. 2 metai gyvename Priekulėje, šiaip gyvename Klaipėdoje, o iš tikrųjų esu nuo Skuodo. Ir mano misija gyvenimo buvo tapti medike, medicinos felčerė ir padėti žmonėms sveikatos srityje tiesiog būti sveikiems. Taip aš svajojau, taip aš galvojau nuo pat savo vaikystės. Dar būdama tikrai maža, aš gydydavau lėlytes, badydavau meškiukus minkštus ir galvodavau, kad taip bus sveikiau. Deja, kai baigiau mediciną, mano tikslas buvo būti tą kaimo lektarną, nes tada būdavo, kad kaimuose buvo medicinos punktai. Bet atsitiko taip, kad atvažiavau į Klaipėdą ir pradėjau dirbti Klaipėdoje. Ir vėliau tiesiog gyvenimas taip sudėliojo, kadangi ta svajonė, kaip ir Facebook'e dalinausi, kad ženklai buvo toks žodis pažymėtas, jeigu jūs matėte, kad apie ką mes galvojame, apie ką mes svajojame, tai pildosi. Šiandien aš tai suvokiu. Tada to nesuvokiu. Ir kada dabar žvelgiu atgal, tai gyvenimas tiesiog vedė. Ir tuose metrpunktuose aš atsitikau dirbti. Iš tiesų norėjau negi ten buvo profesinė mokykla Klaipėdoje, kurioje buvo konkursas, bet manęs ten nepriėmė ir pasakė, kad tu gali dirbti su suaugusiais. Ir aš buvau turbūt pirmoji Klaipėdoje, kuri iš skiepų kabineto išėjau į įmonę, į medicinos punktą. Ir man, aišku, labai patiko, gavau tokį labai pavargusį medicinos punktą, aš ten susitvarkiau, dirbau, po to buvo sekantis medicinos punktas. Ir vėl aš labai puikiai gyvenau, buvau normali moteris, medikė, nieko aš neieškojau. Buvo gera ten, kur esu, aš lankiausi įvairiuose ir seminaruose, ir mokinausi. Žodžiu, baigiau dar papildomai ir masažą, ir kosmetologiją, ir viskas buvo labai faina. Bet aš besidžiaugdama savimi, aš praradau save. Nes iš tiesų profesija, noras padėti kitam, darbas buvo pirmoje vietoje, žinios įgyjamos irgi tiesiog. Aš visada buvau alkana naujom žiniom ir per tai nepajutau, kai būdama visai jauna, aš nebeturėjau visiškai sveikatos. Bet aš tikrai ir jos ir neieškojau. Bet lankydamasi įvairiuose seminaruose, aš išgirdavau po vieną kitą sakinį, kur man pradėjo kelti klausimas, kas čia vyksta toje medicinoje, kažkas yra ne taip. Ir mano mamytė turėjo labai daug sveikatos sutrikimų ir kiekvieną kartą, kai jinai patekdavo į ligoninę, aš sakydavau, jeigu dabar medikai neišgelbės, aš pradedu diplomą. Ir vis išgelbsti, ir vis išgelbsti. Ir buvo 2007 metai, kada jie neišgelbėjo. Ir tai buvo pavasaris, o rudenį aš sužinau apie tokią nelaimę. Tada nuėjau šį susitikimą ir man pasakojo apie kažkokį stebuklą. O aš medikė, pasitikinti mediciną, su didelė karūna. Ir man dabar čia pasakoja apie papildus, kad aš žinau, kad vaistai žmonėm nebepadeda. Ką čia tie papildai? Bet pasakoja žmogus,
kuris tylesnis už vandenį ir mažesnis už žolytę atrodo. Niekada jūs nesigirdėjo. Daugelis jūs ją pažįsta. Tai mano pusseserė Daiva Simutienė. Ir negalėjau tiesiog nepatikėti, galbūt kažkas viduje turbūt man sakė ir aš išėjau su produktu Omega iš to susitikimo. Tada aš jau turėjau, aš dabar pavardinsiu jum, ką aš turėjau, kokie buvo mano sveikatos sutrikimai. Ir aš šypsojausi ir sakiau, kad aš esu sveika, kaip ir pasakojo Roneta. Aš turėjau chronišką nuovargį, nuolatos, beveik nuolatos galvos skausmą, svaigimą. Aš negalėjau išeiti galvą iškėlus, nes mane nuneždavo į šoną. Aš turėjau veikti kažkaip. Turėjau kraujuojančią opalgę periodiškai. Jeigu žinot, kas tas yra, kad tai yra žingsnis link išėjimo iš gyvenimo. Aš turėjau inkstų akmenligę, disbakteriozę, stuburo slankstelių 3 išvaržas. Ką aš labai mažai paminėjau, labai daug darbų, dabar gal ir primiršau. Ir paskutinieji tie inkstų akmenligės priepuoliai, su kuriais aš gyvenau ir su vaistais, ir su greitaja. Ir mes važiuodavom su vyru į darbą, mes dirbom vienoje įmonėje tada. Ir būdavo tokių momentų, kad ar į darbą sukti, ar važiuoti tiesiai iki ligoninės. Nes ir man jau buvo negerai, ir vyrui buvo negerai. Vyro cholesterolis buvo jau 13, kada gydytoja mano šeimos sakydavo, arba tu kažką darai, arba reikia vaistų. Ačiū Dievui, kad mano šeimos gydytoja šitą kompaniją pažinojo anksčiau negu aš. Bet jinai man apie tai nepasakojo. Ir jinai labai saugiai, kaip pasakyti, vedė į tą suvokimą netgi. Neskirdavo tų vaistų. Jinai patikėdavo tai, kad aš pati galiu kažką padaryti. Ir jos tas toksai drąsus žingsnis, suteikiant ir man pagalbą, tada, kada inkstų akmenligės priepuolio metu buvo padarytas šlapimo tyrimas ir buvo pilnas laukas eritrocitų. Ir jis man išrašė tik tai tabletytės vienas ir žalalio arbatos ir išleido mane namo. Aš tada netgi suabejojau jos kompetenciją. Aš galvoju, gerai, aš medikė, aš jeigu ką, išvažiuosiu į ligoninę. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad šiandien aš pilnai suvokiu, kad mes kiekvienas save galime sveikatinti, jeigu mes turime tą įkvėpimą iš šalia esančio drąsų įkvėpimą. Kad nereikia griebtis vaistų. Aš šiandien puikiai suprantu, kad nėra ligų. Nėra ligų. Yra liguistas mąstymas. Ir mano šeimos gydytoja tada jau kalbėjo prieš 20 metų, kad šiandien ne kūną reikia gydyti, o sielą. Aš tada išvis nesupratau nieko. Ką man čia šneka? Šiandien aš tą suprantu, kad nėra ligų, kad mes patys visas susikūrėm. Yra dvi. Yra oksidacija ir yra uždegimas. Ir jeigu mes nuolat kalbame mintyje apie negatyvą, kalbam apie ligas, mes iš tiesų jau savo viduje kuriame oksidacinius procesus tos rūdijos. Kaip obuolį prapjauname į rūdiją, taip mes savo mintimis pjaustom savo kūną. Ir jeigu tai nuolat, tai mumyse įsižiebia uždegiminiai procesai. Uždegiminiai procesai kuria ligas. Pirmiausia yra ūmios ligos, kas yra labai gerai ūmios ligos, nes tai yra laikas susivokti, kad mes kažką turime daryti kitaip, daryti truputį daugiau, negu darome apskritai. Ir
ilgą laiką būdamas ūmus uždegimas arba slopinamas prieš uždegiminiais vaistais, pereina į lėtinį uždegimą. Ir va tada, lėtinio uždegimo metu, mes kiekvienas sukuriame ligų ratą, tai kaip ir buvo pas mane. Kodėl pas mane atsirado kraujuojanti opaligė? Todėl, kad buvo pažeistas stuburas ir stuburo skausmai buvo gydomi prieš uždegiminiais narkotiniais analgetikais, kraujagyslės plečiančiais vaistais, o kada atsirado inksto akmenligė, aš dar naudojau ir šlapimo varančius, nes iš tiesų akmenys užtvenkdavo šlapimtakis ir aš tiesiog užtvindavau iki akių. Tai mano gyvenimas paskutiniaisiais metais, 2007 metai, tai buvo paskutinieji metai, kada aš baigiau, nežinau kiek metų tai teko vartoti man tuos vaistus, bet tai buvo gyvenimo kasdienybė. Tai buvo paskutinieji metai, kada aš užbaigiau prieš uždegiminių, kraujagyslės plečiančių ir diuretikų vartojimą. Ir tas momentas, kada pasakojau, kai aš nuėjau į susitikimą, tai buvo 2007 rugsėjas. Rugsėjo mėnesį aš pradėjusi vartoti omega. Šiandien mes turime omega su 8 nesočiosiomis riebiosiomis rūgštimis. Tada buvo 3, bet ir jos suveikė. Suveikė taip, kad 3 dieną aš, kaip sakydavau, kėliausi iš numirusio ir įžengiau į dangų. Aš ryte pabudus nesupratau, kas yra. Tokia tarsi užuolaida nuimta nuo akių, nes kai keldavausi į darbą, mano jausmas manyje būdavo, kad aš turiu eiti miegoti, o ne važiuoti į darbą. Važiuodama, nes važiuoti reikėdavo pusę valandos, aš užmigdavau. Jau turbūt ir vairuotojai žinotų, nes buvo nuo vieno galo iki kito galo. Aš važiuodavau su maršrutiniu ir nuvažiuojant ir pavažiuojant aš pamiegodavau. Tas rytas po tų 3 dienų vartojimo omegos man buvo švarus. Ir tuo metu aš važinėjau į Palangą, lankiau masažo kursus ir eidama iš stoties iki reabilitacinės ligoninės aš pradėjau raišuoti. Ir dabar dažnai žmonės sako, pradėjus vartoti, kad kažkas pablogėja. Tai ploti rankom reikia, kad pablogėja. Produktai veikia. Ir aš raišuoju ir bandau eiti tiesiai, kad nepasirodyt, kad raišuoju, neišeina. Ir tada savo masažuotojos paklausiau, kodėl taip yra. Jis sako, gal tu kažką vartoji? Taip, sakau, vartoju. Tai va tada pradėjo ateiti suvokimas kitas, supratimas. Ir kaip sakau, šiandien produktai, ypač omega, kurį pakeitė mano požiūrį į ligą, į sveikatą, į žmogų, į mediciną, į santykius, nes žinome, kaip sergantis žmogus, piktas žmogus yra, irzlus, viskuom nepatenkintas, viskas yra negerai. Ir kai tu esi darbe, man darbas buvo viskas, aš darbe šypsausi, bet pareinu namo, aš esu nežinau kas. Nei žmona, nei mama, nei moteris. Esi kažkas ir dar namuose darydavau masažą. Tai šiandien aš suprantu, daug yra žmonių, kurie dirba taip, kaip aš dirbau prieš 18 metų. Ir aš visiškai nesistebiu, kad į Neolife renginius vis dar sunkiai ateina. Bet kokie šaunuoliai Šilutė, kad jūsų yra čia šitiek daug. Iš tiesų, mes, kai mes pradėjom Neolife, 2007 tai buvo tik 2 metai Lietuvoje, nes Neolife kompanija oficialiai registruota Lietuvoje yra nuo 2006 birželio mėnesio. Ir su visais klinikiniais tyrimais įėjusi vienintelė kompanija Lietuvoje, kuris su visais klinikiniais tyrimais įėjusi į mūsų rinką. Tai mes esame drąsūs. Ir
net nebuvo per tuos 18 metų, nes 18 metų esame su Neolife kompanija. Ir nėra ne vienos dienos, kad aš nebūčiau vartojusi kažkokių produktų. Nuo pat pasirašymo dienos, o pasirašiau lapkričio mėnesį tada. Ir užsisakėm visus produktus. Ir nuo to laiko, kai atėjo dėžė produktų į namus, išsigandau, nes supratimo jokio apie maistinės medžiagas, nors žinau, kad jų reikia. Ir registravausi dėl to, kad tada jau supratau, kad reikia maisto, nebe vaisto. Reikia gydyti ne kūną, o sielą. Tai, tie dalykai tokie pradėjo mane siūbuoti mane iš visų pusių. Ir tas supratimas už tai toks buvo čia ir dabar, kad reikia tai padaryti. Ir tai padariau. Surinkau visus vaistus, kurie buvo namuose. Surinkau visas cheminės priemonės, kurios buvo namuose. Su kuriom irgi turėjau iššūkių. Tai viską nunešiau į apačią. Didelį maišą. Šiandien to nedaryčiau. Nes kažkas galbūt pasiėmė ir turčijosi toliau. Ir, kaip sakau, kiekviena diena buvo, kad su šitais produktais valymo priemonės. Aš dažnai sakydavau ir anksčiau, kad pirmiausia mes turime žiūrėti, su kuom plaunam ir su kuom valom namus. Jeigu mes galvojam apie tai, kad dar kažkaip išgelbėsim, padėsim, apsaugosim žemę, kurioje auginame produktus. Tada išoriškai save ir tada bent jau kažką užauginame normaliai ir papildome savo mitybą su produktais, kuriuos kuria mokslo patarėjų taryba, mokslininkai, savo sričių specialistai. Ir mes esame saugus ir mes esame drąsūs kalbėti apie tai. Ir per pusę metų aš susitvarkiau savo sveikatą, būtent su šitais produktais. Ir susitvarkiusi sveikatą, aš pradėjau labiau kalbėti medicinos punktą žmonėm apie tai. Žmonės jungiasi kai kurie galvojo, kad man biškai nebegerai, nes mano akis buvo tokios. Tokiom akim aš ėjau ir pas valdžią. Ir norėjau jiem parodyti, kad yra galimybė. Ir man tuo metu buvo padarytas remontas medpunkte, pastatytas kompiuteris. Ir aš kadangi jau turiu tiek tų žinių ir turiu sveikatos, atsiranda knyga Vitaminų jėga, iš kurios aš pradėjau skleisti žinią, kokia yra nauda mūsų sveikatai, vartojant tokius ir tokius vitaminus. Ten buvo labai gražiai viskas parašyta. Nežinau, kiek ilgai užblokuoja mane. Nebeleidžia šito daryti. Aha. Po to pokyčiai įmonėje ir aš pradėjau galvoti, ką aš čia darau. Pati susitvarkiau sveikatą su maistinėm medžiagom. Žmonės eina ir pas mane kreipiasi dėl sveikatos sutrikimų. Aš jiems duodu tas pačias tabletės, nuo kurių pati vos galvo negavau. Ir praėjus 4 metų, 2011 metais, aš palikau tradicinę mediciną, atsiklaususi direktoriaus. Jeigu man, nes buvo kaip ir prašymas, kad dirbti, mes tavęs nebesuojam. Ir aš paklausiau, sakau, o jūs leisite man šviesti žmonės sveikatos klausimais? Nusišypsojo, sako, ne. Jis sako, aš nežinau, kad niekada pasijungti. Ir aišku, aš išėjau, palikau. Buvo drastiškas toksai galbūt išėjimas, bet tada aš jau paskaičiavau, gaudama iš Neolife ir darydama masažus, aš užsidirbau šitą atlyginimą. Galbūt kažkurį laiką buvo ir taip nedrąsu, bet praėjus keliam metam aš bandžiau atsakyti dar, paklausti savęs, o gal visgi grįžti į darbą, dar kažkur. Ir susidėjau pliusus ir minusus. Ne.
šiai dienai tikrai negrįžčiau. Nes žvelgiant į tai, kas vyksta medicinoje, norisi kiekvienam šaukti gatvėje, kad yra pagalba. Nu yra paprasta pagalba. Yra maistas, kurį gebame netgi neutralizuoti kenksmingas medžiagas maiste, kad galėtumėm valgyti tą maistą, kurį nusiperkam per parduotuvės. Aš šiandien plaunu netgi mėsą pirktą, jeigu žinau, kad nežinau tiksliai iš kur. Ir ta mėsa, nu, šiandien čia mes neturim, bet žinom, kad yra kompanijai LDC toks indų ploviklis, su kuriuom galima tai padaryti. Suardyti cheminių medžiagų molekulės, atskirti nuo produkto ir jisai pasišalina daug. Ir tai yra tiesa. To galbūt mes negalime eiti rašyti laikraščiuose, ne? Bet labai daug iš tikrųjų jau esame išbandę, pabandę ir žinome, kaip veikia šitie produktai. Kad bet kuriuo atveju mes pakenkti jais, nu niekaip negalime. Vien aš savo turėdama, tiesą skrandžio turėjau irgi erozijas, o dar dvylika pirštė kraujuoja, kepenų pažeidimai, o dabar jau prisiminsiu, kasos pažeidimai, nes ir cholesterolis, ir mano buvo kylantis, ir gliukozė buvo ant ribos. Tai va šitie jau organai buvo pažeisti vaistais prieš uždegiminiais, kuriuos ilgą laiką vartojau dėl stuburo pažeidimų. Ir paklydau, ką kalbėjau, pati save nusimušiau. Ir iš tiesų, kadangi vartojau tikrai dideliais kiekiais maisto papildus, ir aš tada pasakiau, mano sveikata dabar parodys, aš nebeturiu ko prarasti, mano sveikata parodys, ar šitie produktai iš tikrųjų yra geri ar ne. Ir jeigu vartodama 30 kapsulių 2 kartus dienoj, su tokia savo sveikata, aš šiandien praėjus 18 metų galiu stovėti ir jaustis geriau negu prieš 20-30 metų, tai šitie produktai tikrai veikia. Ir vėliau, kada organizmas jau atsistatė ir savijauta visiškai yra kitokia, netgi valgydama maistą aš protestuoju savo kepenimis ir kasa, ar tas maistas yra geras. Nes kuo mes esame švaresni viduje, kuo mūsų organai yra sveikesni, mes greičiau pajaučiame, ką suvalgome ne tokį maistą. Tai va, ir čia mes esame visa šeima. Ir vaikai, kas buvo mano didžiausia svajonė, kad mane išgirstų vaikai. Taip jie mane išgirdo, ir dukra, ir sūnus, ir anūkai. Šiandieną visi yra aktyvūs, yra produktų vartotojai, kuriantis veiklas, kuriantis savo papildomas veiklas. Ir anūkai nėra vaistų. Dukros tikrai, Marčios sūnaus galbūt, tiesa buvo mažasis patekęs į ligoninę, nes dar buvo tada pati pradžia, bet šiaip dienai visus kosuliukus, visas slogas, temperatūras, mes esame drąsūs, mes esame ramus ir vartojam produktus. Negalim sakyti, kad mes nebesergam ir čia jau nebevirsim. Ne, tas tvarkoja. Gyvenam gyvenimą, bet ramybė yra didžiulė. Iš tikrųjų didžiulė. Ir mano svajonė, kad mūsų vaikai ir visa šeima yra su mumis ir mes kelionėse, seminaruose ir bendruomenės susitikimuose